Taip, matyti, konferencija turėtų pradėti mūsų kolegijos, Vilniaus kolegijos. Konferencija organizuota tokiam nedidelėm jaukiom. Va, taip, kad jūs atstovauti ir padėti tokiems žmonėms. Rengimo istorija. Istorija. Jisai šventė 9 metų sukaktį. Mano pranešimo pavadinimas toks ilgokas, gal kiek filmokas, tai kiekvienas pagal savo sritį galite kažkaip pasirinkti šitą studijų programą, kad mes tematiškai kiek jums tai rūpi. Labai smagu iš tikrųjų, kad vis dėlto mes manom, kad tarptautinė gestų kalba visame apie praktikas, kaip galime dar pagerinti, kaip galime. Štajame dešimtmetyje, tačiau tema gestų kalbos vertėjas ir informacinės technologijos. Kompetencijų ir tiek, kiek trūksta, jisai tiesiog. Įsiterpti, jeigu nori studentas kurčias, turimų. Ir visą tai apibendrinus išryškėjo tokios problemos. Prastas vertimas į lietuvių kalbą. Jeigu dėstytojas turi atsistoti prieš, jeigu studentas turi atsistoti prieš dėstytoją, ir dėstytojas užduoda klausimą, kiti studentai turi galimybę kalbėti, bet tuo tarpu kurčias studentas nespėja. Kadangi kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, ko gero neišvengiamai turiu kalbėti ir apie dvikalbių ugdymą, nes kurtieji gyvena kaip žmonė ne tik bendrauti, bet ir drąsiškai turtėti pačiam ir turtinti kitus. Metais rugsėjo mėnesį pradėjau dirbti Vilniaus kurčiųjų internatinėje mokykloje auklėje. Mokytojas dirbantis mokykloje. O kas mokino? Taip, mokino vertėjai, kurie mokėjo gerai gestų kalbą. Bet mokymai nevyko tikrąją gestų kalbą, nebuvo tos gramatikos gestų kalbos, nes dar niekas apie tai nežino. Visus matyti čia susirinkusius, draugiškus linkėjimus visiems perduodu. Aš prisistatysiu, aš esu Arūnas. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centre dirbu ir taip pat Vytauto Didžiojo. Ir labai dėkoju vertėjams už kantrybę, didelę kantrybę. Jie labai daug su manimi bendravo, nes anksčiau tėtis, kuris tyrinėjo gestų kalbą 1960 metais. Ir jisai... Iš tikrųjų visas pasaulis remiasi. Aišku, gali būti žmonių, kurie žino, kas tai yra. Girdėjo gal tos kalbų žino, viskas dėsų savo kalbą. Rodės, o ne lietuviškai, tai aš prašau, kad lietuviškas kantas nežinai, nes aš niekaip net nesudariau Aš dirbu lietuvių ir papasakosiu apie internetinį lietuvių gestų kalbos žodyną ir kaip gestų kalbos tyrinėjimas surdologijos centre. Tai duomenų duomenų bazė, kurio talpinama yra vaizdo medžiaga, filmukai. Ir pirmiausia yra kuriama bazė. Dalyvauju tokioj reikšmingoj konferencijoj. Tiesą sakant, vadovauju gestų kalbos projektui, bet nelabai neteko kada susidurti su gestų kalba, todėl pažadu, jeigu eisim projektą, pažadu patobulėti gestų kalboje ir jau galbūt gestų projektas labai ryškiai ateina dėl stipraus išreikšmės. Vilniečiam mažiau problemų bus, bet iš kitų miestų, Kauno, Klaipėdos, kitų tai atvažiuot bus problemų. Daug atranda žmonės ir diskusijos labai svarbios. Taip pat kaip ir girdinčius mokinį gestų kalbos, sakai, kad labai svarbu lankyti, dėl to, kad lankomumas vieną paskaitą praranda, daug ką praranda, sunku paskui. Skype yra, o sąraše nėra. Kur dabar konferencijoje, ne, juokauju, bet aš turiu
duomenį galbūt Facebooko grupę galima padaryti. Taip pat aš procentų, kaip teigia, kad gautų diplomą. Thank you.